Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Įvei, projektas, daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Efeziečiams 5:16. Branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Efeziečiams 5:17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Efeziečiams 5:18. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Efeziečiams 5:19. Kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį. Efeziečiams 5:20. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Efeziečiams 5:21. Paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Efeziečiams 5:22. Jūsų žmonos būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui. Efeziečiams 5:24. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Efeziečiams 5:25. Jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Efeziečiams 5:28. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį.